Aš laimingas ir sujaudintas šiuo susitikimu su jumis. Aš seniai ruošiausi aplankyti jūsų šalį, perduoti jums šiltus ir draugiškus tibetiečių jausmus. Aš laimingas, kad galiu šiandien pasidalinti su jumis šią dvasinę būseną, džiugesiu dėl to, kad jūs susigrąžinote laisvę. Aš sužavėtas tvirtų lietuvių liaudės, kuri 50 metų kovojo prieš okupaciją už savo laisvę ir nepriklausomybę, pasiryžimu. Jūsų pastangos leido atkreipti viso pasaulio dėmesį į visų tautų apsisprendimo teisę. Didžiulį įspūdį man padarė nesmurtinės kovos, kurią jūs pasirinkote kelias. Ir aš tvirtai tikiu nesmurtinę kovą, moraliniais ir praktiniais sumetimais. Smurto panaudojimas prieš stiprią valstybę tolygus savižudybei. Vienintelė viltis išlikti tokiom šalim kaip mūsų, tai nesmurtinė kova, besiremianti įstatymais, tiesa, ryžtingumu. Jūsų vaidmuo, kaip įkvepianti jėga, nesibaigs jum iškovojus laisvę. Iš esmės, jis tik prasidėjo. Artimiausiais metais jūsų laukia dar daug kovų. Šiuo kritišku metu jūs neturite aukoti savo pagrindinių principų, laisvo apsisprendimo ir nesmurtinės kovos principų, kuriais jūs puikiai vadovavotės, atkurdami savo nepriklausomybę. Jais galima tvirtai pasikliauti ir ateityje, grindžiant ryšius su kitomis tautomis ir šalimis ir apsaugant tuo savo šalies saugumą. Aš visada tikėjau, kad smurtas turi būti sunaikintas, kad pasaulyje turi viešpatauti stabilumas ir amžina taika. Kaip minėjau, aš tikiu, kad Lietuva supranta, kaip svarbu bendradarbiauti su kitų šalių vyriausybėmis, kad ateityje būtų politinio ir ekonominio saugumo garantija ir laisvai veikti pagal savus moralinius principus ir neišsižadėti jų dėl trumpalaikių savanaudiškų tikslų. Likdami ištikimi teisingiem principam, kurie jums labai pravertė praeityje, remdami tiesą, laisvę ir demokratiją, jūs parodėte neužmirštamą pavyzdį kitiems. Aš dėkingas už jūsų svetingumą, kurį parodė jūsų vyriausybė ir liaudis. Mes visi esame žmonės, gal kiek skirtingi išvaizda, bet mūsų jausmai yra panašus. Keliaudamas, aš dažnai susitinku su žmonėmis, taip kaip dabar su jumis, mano draugu Vytautu Landsbergiu, ir mes bendraujame taip, kaip ir visi susitinkantys eiliniai žmonės. Aš tik paprastas vienuolis, toks pat žmogus. Susitikdami mes turėtume išmokti bendrauti iš širdies širdin. Kaip tik dabar aš jaučiu draugiškumo šilumą, meilės ir savitarpio supratimo jausmą. Mes turime suprasti, kad vieno žmogaus, vienos tautos kančia, tai visos žmonijos kančia. Vieno žmogaus, vienos tautos laimė, tai visos žmonijos laimė. Todėl reikėtų ugdyti savyje atsakomybės jausmą už tai, kaip gyvename ne tik mes, bet ir kiti. Niekas negali atstoti religijos, ugdant tarpusavio pagarbą ir atjautimu, žmogiškumu ir toleranciją pagrįstą pasaulio bendruomenę. Aš jaučiu, kaip visos religijos byloja iš esmės apie tą patį, nors jų filosofinė išraiška gali būti skirtinga. Religijos esmė yra meilė ir mielaširdystė.
Iš savo patirties žinau, kad nuoširdus tikėjimas apjungia žmonės, neatsižvelgiant į doktriną, kuri sudaro jų tikėjimo esmę. Prasminga tai, kad yra ne viena religija, nes tai sudaro galimybę žmonėm pasirinkti tokį tikėjimą, kuris jiems labiausiai prie širdies. Svarbu, kad tarp religinių veikėjų būtų harmonija ir bendras tikslas – tarnauti tam, kad žmonių širdyse įsivyrautų gėris. Aš labai laimingas dar ir todėl, kad jūsų pergalė iškovota per teisumą, kantrumą, pasiaukojimą ir visų pirma dėka aukštos dvasinės kultūros. Laimėjo tie principai, kuriais tikiu ir aš. Visas pasaulis džiaugiasi kartu su jumis. Dėkui jums ir te padeda jums Dievas. Kaip aš anksčiau sakiau, yra 20 romanų.
Am I